Kai jaunoji Kėžių kaimo gyventoja Ingrida Kraštytė mokėsi pardavėjo profesijos Kupiškio miesto žemės ūkio mokykloje, tuo metu ten pat greta mokėsi ir statybininkų vienas toks vaikinas Usūrinis, kurio pati Ingrida tikrai labai nekentė. Nors kad ir koks tarp savo klasės vaikinų tas Usūrinis savo mokymosi metais buvo kitų nekenčiamas ir atstumtasis, bet realiai jis buvo daugmaž toks pat kaip ir visi kiti, jį irgi traukė priešingos lyties būtybės, jam irgi patiko merginos. Jis irgi mėgo dairytis į mokinę su trumpais sijonais ir nuogomis kojomis. Trečiaisiais mokslo profkėje metais jau ir visai rimta draugė, pirmakursė virėja Vilmatas Usūrinis buvo kuriam laikui susiradęs, tačiau net ir tuo laikotarpiu jis vis tiek nesiliovė dairytis į kitų mokyklos mokinių merginų nuogas kojas. Būdavo per kokią ilgąją pertrauką Usūrinis sau ramiai stovi laiptinės aikštelėje, o kai pro šalį praeina mokinė su trumpu sijonu, jis meta jai kokią šmaikščią repliką apie jos dailiai apvalęs kojas, o kai Ana ima laiptais kopti aukštyn, tik tai šmurkštelis staiga artyn prie turėklų ir pažvelgia aukštyn, vildamasis gal kažką ir daugiau pamatys, žiūrėdamas iš apačios į mokinės nuogas kojas. Ne visoms, tikrai ne visoms tokios Usūrinio laiptinės pramogos patikdavo, pati Ingrida jam iškart imdavo grasinti smurtu, jei tas drįstų taip į ją žiūrėti, bet va kitos jos klasiokės Skaistė ir Irma, kurios traukė patį Usūrinį, į tai reaguodavo visai ramiai ir atsainiai, tik su šypsena savo veiduose. 2004 metų lapkritis.